balsavau geriau. Bet dabar jūs pasakykit, aiškikit, klausom televizijos, klausom. Sako, kai jis labai geras, sako, kur mum eiliniam žmogui sužinot, ar jis blogas, ar jis geras. Iš darbų reikia, ne iš plakatų. Kadangi posėdis viešai transliuojamas, kokią turite licenciją filmuoti? Posėdis viešai transliuojamas. Nebent filmuokit tą dalį, kuri yra gyventojų tribūnos. Šiandien žiūrėdama tarybos nariams ir administracijos atstovams Jėgis noriu paklausti, kodėl savo neatsakingų sprendimų nuskriaudėte pačius mažiausius klaipėdiečius ir darželiams taip reikalingus pinigus padovanojote alų reklamuojančiai Švyturio arenai. Pagrindiniai visų šių 7 įmonių akcininkai yra Rimantas Stonys, tai yra Dueteka Nagionata vadovas, Sigitas Paulauskas, susijęs su korporacija, ir Adolfas Vinytis, taip pat išryškinta asmenybė. Balsuojant dėl poilsiavietės žuvėdros, norime paklausti eksmero Taraškevičiaus, kadangi nepaslaptis Sigitas Paulauskas yra jo žentas, ar nepažeidė viešųjų ir privačiųjų interesų. Kodėl Klaipėdos savivaldybė savo gyventojams parduoda šilumą kaip prekį, bet ne tiekia ją kaip paslaugą? Nesusikaupiam, visi tų milžiniškų pareigų, įsipareigojimų savo šeimai, darbovietėms. Ir kas čia darosi, po to jau tikrai ateinu į nejaukumą klausytis. Štai kalbė darželio darbuotojai, jauna mama. Aš taip pat balsavau šitas 7 milijonus paimti paskolą, sporto rūmai reikalingi. Ir jie būtų nesukūrėjo galbūt, bet kad tokių šventų vardų kaip vaikų darželių adresų tai buvo daroma. Na tikrai nejauku šiandien. Vardinant, kad apie 70 000 klaipėdiečių atėjo vienokią ar kitokią formą prašyti paramos, tai sako, kad su kiekvienu iš jų buvo susitikta, jo išklausyta. Ir tai yra tikrai ta nematoma dalis darbo, kuri dažniausiai ir lieka nematoma. Nes dažnai politikai irgi lenda į detalės, į administracijos daržą ir va šitoj vietoj dažnai kyla nesusikalbėjimai. Man tai, kad Klaipėdos miesto savivaldybė be pačios administracijos, kurioje dirba apie 350 žmonių, dar turi ryšį su 124 biudžetinėm įstaigom, kuriuose dirba apie 8 000 žmonių darbuotojų. Tai yra švietimo, socialinio, sporto paslaugos teikiančio įmonių. Prašom, galbūt Viačeslavas Karmanovas, atsakykite dėl viešųjų pirkimų čia paklausimų. Apie viešųjų pirkimų, aš kaip viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas norėtų pasakyti, kad iš 300 viešųjų pirkimų, kurie vykdė mūsų savivaldybės administracija, gauti tik tai 13 pretenzijų, aš tai parodo, kad skyrius labai profesionaliai rengia konkursų sąlygus. Iš tos 13 pretenzijų 2 tik tai buvo nagrinėta ir pagrįsta, visi kiti buvo atmesti. Tai irgi skaitau, kad yra geras dalykas, nes jeigu pretenzija yra atmesta, tai yra galimybė tiekėjų kreiptis į teismo. O su teismui mes tikrai turim irgi geras rodiklis. Aš norėčiau paklausti dėl informacinių technologijų. Tarybos nariai. Buvo jau daugelio skyrių savivaldybės administracijos kalbama, kad jau greitai startos nauja svetainė ir ta informacija tam tikra, gal čia nereikia dėti, nes greitai dėsime naują svetainę, bet jau praėjo 8 mėnesiai ir daugiau, jau faktiškai metai, o ta nauja svetainė Klaipėdos taip ir nestartavo. Norėčiau paklausti kokią situaciją. Čia vienas klausimas, o kitas irgi su informaciniam technologijom. Savo ataskaitoje jūs rašot, kad startavo vieno langelio tobulinimo Europos Sąjungos finansuojamas projektas ir tada galima tikėtis, kad elektroninė paslaugų sistema vieno langelio taip pat bus įdiegta mūsų savivaldybėje. Šiandien pirmasis dėl maisto tvarkymo skyriaus vedėjos Irina Šakalenė irgisi, kuri per komisijos posėdžio pažemina įžinėjo gerbamo klaipėdiečio Germano Čapą. Pasakykit, ar jau padaryta kokią išvadą ir kokią išvadą gali būti čia. Ir antrą klausimą, pasakykit, per 2011 metų, kiek buvo tokio panašaus kreipimas nuo klaipėdiečius, kiek buvo padaryta tyrimas, kokios išvados buvo padaryta, ar buvo nubaustas administracijos darbuotojas arba atleisti iš darbo. Labai į savivaldos pusę eina gerai, kad jau prasideda seniūnaičių rinkimai.
labai puikiai pirmininkauja, net per daug puikiai, kokia per daug laisvai, jūsų pavaduotoja, kuri leido net vienam žmogui, kitam žmogui po 9, po 6, po 8 apylinkės užsiimti, čia jas laikau per daug laisvai, be įstatymų. O kitas dalykas, ar jūs nematote, gerbiamą direktorį, ar beveik galite pritarti, juk tikrai yra nelengva valdyti milžinišką jau didelį miestą. Seniūnaičiai padės, nors jūsų komentarai, mačiau, spaudai nelabai kokie buvo. Seniūnaičiai tampa dar viena valdžia. Tai yra valdžia, tai yra iš tikrųjų neapmokami darbuotojai. Tai va, toj vietoje mes kaip ir Klaipėdos mieste turėsim 2 valdžias. Tai yra seniūnaičių valdžia ir tarybos narių valdžia. Tai kaip tas procesas vyks, aš šiandien tikrai negaliu pasakyti, net neįsivaizduoju. Galbūt aš neteisi, gal viskas susitvarkys ir bus seniūnaičiai didelis ramstis, bet šiai dienai man truputėlį fantazijos trūksta. Taip, ačiū už atsakymus, klausimų daugiau nebėra. Kolegos, yra norinčiųjų pasisakyti. Yra čia vienas klausimas. Viena. Atsiprašau, galima komentuoti? Gerbiama Jolanta, yra tarybos posėdis. Reglamente yra pasakyta, kad miesto tarybos nariams leidus galima užduoti klausimą. Gerbiama Jolanta, reikia užsirašyti iš anksto ir atsiprašau, netrukdykite tarybos darbo. Paskaitykite reglamentą, kokia tvarka ir kameros sudaroma dalykai. Miesto tarybos nariams leidus galima užduoti svečiam klausimą. Aš jums perskaitysiu, patogiai man reglamento. Simonas jau skaitė. Taip. Čia yra... Na. Taip, yra 44 reglamento punktas. Per posėdį galima kalbėti tik posėdžio pirmininkų leidus. Pirmiausia pasisako komitetų, frakcijų pirmininkai, tarybos nariai pateikti pasiūlymus dėl sprendimo projektų. Svečiams kalbėti galima merui leidus, savivaldybos tarybai pritarus. Gerbiama Jolanta, aš jums neleidžiu kalbėti, jūs jau šiandien kalbėjote iš tribūnos ir tarybos laikas, mes jau turėsim pirmą klausimą svarstame daugiau negu valandą. Nepykite. Jūs registruosite, dėl klaipėdiečių tribūnai galėsite kalbėti, tikrai niekas neprieštaraus. Bet man vis tiek šiandieną su tokiu priekaištu įstrigo pati pradžia ponios direktorius, kuris sako, pas jūs yra, ponai tarybos nariai, sovietinis mąstymas, ateikite į vakarietišką, jūs susirandate priešus ir akcentuota, kad tai yra, reiškia, administracijos daržas. Mėlėjai, visa savivalda ir visas tai nėra vien tik administracijos daržas. Ir čia, kadangi aš vien taip pat rašiau labai daug paklausimų, koks man susidaro įspūdis. Man tiesiog norėtus jos padaryti ir kitą kartą per Lietoną. Į savo paklausimus gaunu tokį a priori atsakymą, kelios ten įstatymų raidės ir į konkrečius klausimus praktiškai aš negaunu konkrečių atsakymų. Ir yra toks įspūdis, kad mūsų savivaldybės taryboje, reiškia, geriausias tarybos narys, kaip sakydavo ten Amerikos kolonizatoriai, geriausias indėnas, miręs indėnas, tai pas mus geriausias tarybos narys yra tylintis tarybos narys. Aš suprantu, kad yra patogiau, kai tie tarybos nariai nieko neklausia, nieko nesako, tik klusniai pakelia rankas. Taip nebus. Ir ant tos opozicijos ar tarybos narių, kurie turi nuomonę, nereikia pykti, įsižeisti. Opozicija visur yra sveika. Aš taip pat turiu ir partijoje, ir gyvenime opoziciją. Jinai priverčia pasitempti ir dirbti. Nes jeigu nebūtų tarybos nariai neatliks savo pareigos ir nežiūrės, ką daro administracija, tai, mėlyje, aš labai daug matau, kur yra ne taip daroma, kur yra rezerva ir pataupyti, ir galbūt nereikėtų šiandien. Man tikrai buvo gėda ryte klausytis, kai jauna mama pasakė, darželį krenta langai, o mes čia, žinot, taip sakant, pasišvaistom. Yra tų rezervų, yra vidinių rezervų, net nereikia kažką ypatingai nei paskolų jungtiniai, bet yra per tiek metų, tai vadovai nesikeičia, yra nusistovėjusi tvirta sistema. Ir netgi tie, aš manau, administracijos darbuotojai, jeigu jie norėtų labai prieštarauti kažką tai naujas kryptis ar raidas dėkti administracijos direktoriai, taip pat būtų pavadinti sovietinio mentaliteto darbuotojas ir manau, kad ilgai nepatiktų. Žinot, yra 101 inteligentiškas būdas. Taigi, yra ir geri darbai nėra, gyvenime nėra nei juoda, nei balta. Darbas yra daromas ir jis turi būti daromas, yra už tai mokamas darbo užmokestis ir visa kita. Bet
Patikėkit manim, pasitemti yra kur. Netgi su šita elektroninė svetainė. Mūsų savivaldybė, aš perskaičiu, nes žiniasklaida rašo 60 vietoj iš 60 savivaldybių. Taigi aš jau kiek esu tarybos narė metus laiką, ten nesikeičia ta struktūra, yra nepatogi ir nepadaryta. Nors mūsų gerbama čia direktorius pavaduotoja labai gražiai kalba, čia reikia oratorinio meno mokytis. Ir iš to kalbėjimo reikia ne tik kalbėti, reikia ir padaryti tai, bet požiūrį į tarybos narius, požiūrį į gyventojus, kurie ateina, reikia keisti. Nėra pas mus tas žmogus laukiamas, sutinkamas ir kad jis gautų atsakymą. Bent kas keičia savivaldybės administracijos pačią direktorį, yra pakankamai arogantiška. Ačiū. Ačiū labai. Kalbant apie svetainę, turėsiu klausytis šventą raštą, kuris irgi išmano žodžius, kad žmogus turi būti stiprus. Tikėjimu, neregėjimu, tikėkime neužilgo. Svetainė tikrai bus pirmaujančių gretose Lietuvos savivaldos. Dėl tų 7 milijonų paskolos. Ar tikrai mes, tarybos nariai, turime nusileisti iki to, kad visiškai negirdėti, ką sako administracijos darbuotojai į kamerą, tai kad o kam reikia teikti dokumentus, aiškinamosius raštus prie sprendimų projektų, vis tiek tarybos nariai jų neskaito. O juk iš tikrųjų tai buvo raštas, kuris buvo iki mūsų tarybos narių nedaėjęs, gal tų 7 milijonų. Jame buvo aiškiai parašyta, arenai finansuoti. Ar tikrai tarybos nariai, mes esame tokie tylūs, tai yra geri yra tie, kurie yra tylūs, kaip sakė Lygija, ir niekam nieko nereikia. Paduokim sprendimą, prabalsuokim ir reikime kuo greičiau iš čia lauk. Deja, pritarti šitą ataskaitą tokia, aš negaliu. Registracija jau to, prašau kolegos paspauskite bet kurį mygtuką. Replikų po balsavimo galėjimas Simonas Taškevičius, prašau. Gerbiami kolegos, yra jau be 10 minučių 12 valandų. Artėja pietų metas. Mes esame pradėsime dabar svarstyti 5 klausimą. Todėl, ypatingai parodė šio klausimų svarstymas, kad mes labai daug tuščiai laiko gaištame, demonstruodami savo erudiciją įvairiais klausimais, kad sprendimo projektas yra labai aiškus ir profesionaliai ir gerai parengtas, o mes apie bites ir apie medų mėgstam visi pakalbėti. Aš siūlyčiau vis tik, kai svarstant klausimus, iš esmės kalbėti apie tai, kas yra patikta mums sprendėjų rengėjų. Ir labai džiaugiuosi kuklumu pono Vygondo Vareikio, kuris iš tikrųjų pasito salėje esas tarybos narys. Ir tevanys šiais profesoriai, daktarai esantys šioje salėje, jeigu bus prilyginti eiliniams tarybos nariams. Taip, supratome. Taigi, kolegos, 5 darbotvarkės klausimas. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės skirtų mokinių krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėja gerbama Pažymė. Prašau.